Sveiki, tikriausiai visi su manimi sutiksite, jog vaikai yra mūsų ateitis. Todėl privalome jais rūpintis, suteikti šilumą, meilę ir saugias galimybės mokytis, lavintis bei tobulėti. Dauguma vaikų taip patiria juos mylinčiose ir rūpestingose šeimose. Tačiau yra regionų, kur vaikų užimtumui suteikta per mažai galimybių. Panašias kliūtis turi įveikti ir vaikai, kurių šeimos patiria finansinių sunkumų. Todėl valstybė skuba jiems į pagalbą. Šių jaunų žmonių kokybiška integracija į visuomenę ir švietimo sistemą labai svarbi mums visiems. Todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos ekonominės erdvės fondu patvirtino projektus, leisiančius daugiau nei 1200 vaikų ir jaunuolių įvairiuose Lietuvos rajonuose kasdien naudotis vaikų dienos atvirų jaunimų centrų paslaugomis. Tad šiandien kviečiu pusvalandį praleisti su laida Arčiau mūsų ir daugiau sužinoti apie vaikų ir jaunuolių užimtumą, neformalųjį ugdymą ir jų ateities perspektyvas. Na, aktyviausius žiūrovus raginu atidžiai žiūrėti reportažus ir dalyvauti mūsų viktorinoje. Klausimą išgirsite antroje laidos dalyje. Na, o dabar kviečiu pasižiūrėti siužetą, kuriame kalbamės apie vaikų dienos centrų steigimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclere Danguole Juozapavičiene. Žiūrime. Šių metų spalio 3 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytos projektų sutartys su 16 projektų vykdytojų, kurie steigs arba renovuos jaunimo centrus. Šiems darbams atlikti skirta 25 milijonai litų iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Rizikos grupės vaikai ir jaunimas. Šiandien apie šių centrų būtinybę ir tikslus kalbame su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclere Danguole Juozapavičiene. Lietuvoje mes šiandieną turime virš 21 000 vaikų iš rizikos grupių, tai yra iš socialinės rizikos šeimų. Tai yra išties didelis skaičius ir tas mus neramina ir įpareigoja, kad turėtumėm galimybę praplėsti šiandieną teikiamas paslaugas, tai reiškia vaikų dienos centrų paslaugas ir atvirų jaunimo erdvių paslaugas. Ir kuo daugiau jaunimo įtraukti į veiklas, kad jie turėtų užimtumą ir būtų atkreiptas didesnis dėmesys šiem vaikučiam. Tikimasi, kad iki 2016 metų balandžio mėnesio visi projekto vykdytojai sėkmingai įgyvendins savo planus ir Lietuvos vaikams bei jaunimui atsiras kokybiškų mokymosi ir laisvalaikio erdvių. Kalbam apie vaikų dienos centrus. Pirmumas ir būtų teikiamas tai socialinės rizikos šeimų vaikučiams. Jei mes kalbam apie atviras jaunimo erdves, tai irgi pirmumas teikiamas niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui, tačiau be abejo, koncepcija tokia, kad jaunuolius apjungti ir pasidalinti savo gerąją patirtimi. Gerąją patirtimi jaunuoliai galės dalytis ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose. Labai smagu, kad didžiąją dalį paslaugas gaus tiek jaunimas, tiek vaikučiai regionuose. Tai vadinasi, išties mes ėjom teisingų kelių, rengdami paraiškų teikimo reikalavimus ir ypatingai sakykime, šiandieną, ko trūksta paslaugų, tai vaikų dienos centram mūsų kaimuose, kaimiškose teritorijose. Ir tikimės, kad užimtumas tikrai bus, tikimės, kad rizikos grupės vaikų mes kuo toliau, tuo jų turėsime mažiau. Apie vaikų dienos centrų steigimo būtinybę atokesniuose Lietuvos kampeliuose bei jų veiklų tobulinimo metodus kalbame su Labdaros paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos programų plėtros direktore Lina Kėželyte. Ši draugija taip pat viena iš 16 laimingųjų, kurių projektas gavo finansavimą iš programos Rizikos grupės vaikai ir jaunimas. Mūsų projektas yra skirtas sustiprinti materialinę bazę dviejų esamų dienos centrų, tai yra šio būtent Vilniaus vaikų dienos centro ir Alytuje esančio, taip pat mūsų vaikų dienos centro. Ir trečias vaikų dienos centras Pivašiūnuose, jisai bus įkurtas naujai, jo šiai dienai dar nėra, tai didžioji masė darbų, didžioji pinigų suma yra skiriama įkurti būtent naują dienos centrą.
Pasak SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos atstovės, kita dalis projekto lėšų bus skirta jau esamų dienos centrų patalpoms atnaujinti. Be patalpų renovavimo centruose planuojama taikyti atvejo metodą, kuris padės į vaikų dienos centrų veiklą įtraukti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus. Jeigu darbas su šeima yra fragmentiškas, tai vaiko buvimas dienos centre duoda mažą rezultatą. Jeigu galėtume dirbti kartu ir su šeima, ir su vaiku, tai yra daryti įtaką tą pozityvę, kad tėvai pradėtų labiau rūpinti savo vaikais, tėvai išmoktų, kaip su jais leisti laiką, kaip paskatinti vaiką, ne tik tai bausti, šaukti ant jo arba ten nekreipti dėmesio, tai būtų labai puiku. Specialistai, visi pajungti bendruomenėje esantis resursai tam, kad sustiprinti šeimą, jai padėti atsistoti ant kojų ir tapti savarankišką. Dar antikos laikais buvo tikima, kad stiprinant šeimas, stiprinamas ir valstybės pamatas. Žinoma, šiuo metu Vilniaus SOS vaikų dienos centre parama šeimai, kaip ir daugelyje kitų dienos centrų Lietuvoje, darbuotojai visomis išgalėmis stengiasi kurti kuo saugesnę ir jaukesnę aplinką vaikams. Čia vaikai ruošia pamokas, turiningai leidžia laisvalaikį, įgyja socialinių įgūdžių, mokosi, kaip elgtis su pinigais. Čia veikia biblioteka, o esant poreikiui vaikams teikiama psichologinė pagalba. Nemažiau svarbu yra tai, kad centrą lankantiems vaikams yra parengti individualūs vystymosi planai, leidžiantys kompleksiškai ugdyti vaiką. Šitame planavime dalyvauja tėveliai, dalyvauja mokyklos atstovai, aišku, dalyvauja pats vaikas ir mūsų dienos centro socialinis darbuotojas. Tai yra susidaromas planas, ką aš kaip vaikas noriu pasiekti. Ar man nesiseka matematika, ar man yra labai sunku bendrauti su tėvais savo, ar yra sunku susirasti draugų. Štai taip gyvena maža dalis Lietuvos vaikų, kuriems labai reikalinga bet kokia parama ir pagalba. Todėl verta pabrėžti, kad investicija į Lietuvos vaikų ir jaunimo dienos centrus tai investicija į geresnę visos Lietuvos ateitį.